Pasirodo, kad vyrų ir moterų smegenys skiriasi, ar žinote? Nors Amerikoje negalim taip sakyti, nes tai yra kažką diskriminacija, bet tai yra faktas. Moterų smegenys kitoks negu vyrų. Ir jeigu žiūrėti į patį svarbiausią skirtumą, tai yra seksualiniam gyvenime, čia dvi moteris. Kur yra pagrindinis skirtumas? Vat kokia yra strategija? NLP nagrinėja moterų strategiją ir vyrų strategiją. Tiesiog pasirodo skirtingi smegenų tipai, skirtingai suvokia meilę. Žiūrėkit, yra du meilės organai. Vienas čia, širdis, teisingai, yra ir... O, kur čia vyras? Čia vyras, sūsas. Moteris, kaip nekeista jo, bet ir pas vyrus yra širdis. Ir yra kitas meilės organas, visiukų, pavadinkim. Ir kur yra skirtumas tarp vyrų ir moterų? Dėmesio, atskleisiu pastabas. Moterims labai norisi, kad jas mylėtų. Teisingai. Ir jeigu jos gauna va tokią meilę, jos tada ką duoda prieigą. Aš žiūriu teisingai. Tai tada gerai, čia. O dabar būna tokių. Gerai, tai čia M, čia V. Gerai, kad negadint šito paėm. Tai žiūrėkit, tai kaip moteris nori, kad vyras ją mylėtų ir jeigu jinai jaučiasi mylima, tada jinai nieko prieš ir tam yra visas cheminis paaiškinimas, hormonų, kaip viskas taip funkcionuoja. O ko nori vyrai, kaip jie įsitikina, kad jie yra mylimi? Ir jeigu jie gauna prieigą prie... Jo. Tada jie gali duoti meilės. Tai todėl, viskas prasideda nuo ūsų, jo. Tai todėl moteris, brangios. Jeigu norit, kad vyrai jūs mylėtų. Jeigu norit, kad jūs mylėtų, duokit prieigą. Vyrams rekomendacija. Norit gauti neterminuotą prieimą prie terminalo. Jo. Ir kad nebūtų skaitliukas, aš tau vakar. Kiekvieną dieną duokit moteriai ką? Gėlių. Gėlių? Vienai pasakė gėlių. Arba auginkit ūsus. Nes tai funkcionuoja pasaulis. Ir nors visiems moteriam atrodo vyrai maniakai, jeigu ne mūsų maniakiškumas, tai iš vis to pasaulio ne. Šiaip, kai žiūri šį paveikslą, norisi dar kažką. Gerai, bet apie tai atskirai